leads slightly further beyond your scope, and you need to have also a really good offer. So that offer could be various different one. Of course, the simplest one is having a pure discount, but that could be also free gifts, trials, could be buy one get one, various contests, and etc. And as an example, I left an offer, so like buy 4 collagen masks for the price of 2 only this February, plus one winner will be selected at the end of the month to win a spare weekend for 2, limited spots available. So that's quite not brainer to act and make a purchase. Another one is also what I see maybe from actual specialists that they tend to ignore. They set up Google Ads campaigns at the beginning of the month, and at the end of the month they collect the reports, get back to the client. That's what happened. Move on. So there is no continuous optimization cycle, which couldn't be ignored these days because of the recent competition. And when your competitors make small progresses each day, every week, you are falling short behind them in the performance. So depending on the frequency, there are several different optimizations. For the bigger budgets, you optimize every second day. For slightly smaller, 1-2 times a week, and for smallest ones could be like once a week or so. And for the optimization part, for the search campaigns or dynamic search campaigns or shopping campaigns, you focus on the keywords optimization. So adding irrelevant and not performing keywords to negative lists, creatives testing. So that's more maybe essential for the socials such as Facebook, Instagram, TikTok. But for Performance Max, also we see quite a big of impact when you optimize and test different creatives. We have a list of 33 IDs you can test out, and one of the best performance are testimonials and discounts, I guess. Placement optimization, audience optimization, also what I shared with you early on, that you create a separate audiences with different signals. So that's audience optimization, budget management and optimization. So for the higher budgets, you use portfolio management models and optimize budget based on the results. You optimize target ROAS and bidding model optimizations. So that's you see when you sometimes you clamp your campaigns with the too high targets, and then they start underspending. So then you want to reduce the targets to increase the spending. Yes, and one of the last one is also beyond our expertise, so that's why you have to work very closely with the IT team. Most of you guys who came here for the WordPress, and I'm just talking, roasting about Google Ads today. So yeah, landing page experience also, and what together with the team we also time to time try to troubleshoot the shopping process. So go make a test purchase online, see how quick I can make a purchase. Is it the same experience both on desktop and mobile? What we see from data also that majority of the purchases are made on the mobile. So if you build the first on the desktop and only then on the mobile, you might lose a lot of sales online. And during this process, when you analyze data from Google Analytics 4, you see where usually the users drop out, and then you can go there and troubleshoot the checkout process. Another usable also tool beyond Google Analytics 4 is heat maps, tracking sessions of the users visiting the site and then seeing where their drop-off is. And a couple of tools which we like to use the most is Hotjar and Microsoft Clarity, which is a free one, so it's a good starting point to start tracking sessions. Another one also
with the help of heat maps and recording sessions, it allows you to see where the users stop by or where they focus or where they touch upon, and this allows you to raise hypotheses of unclear navigation when people get lost. They don't use navigation or functionality as you anticipated beforehand, and it also allows you to make hypotheses of poor design or low contrast of the website. Yes, that was it. So this is a sample screenshot of all the topics I've covered today, and of course there's much more, and you can go much deeper within a single one, but I hopefully tried to explain that as humanly as possible today. So focus on setting clear goals, conversion tracking, build the account strategy, optimize a Google Merchant Center account, focus on campaign setup, create a resistible offer, and optimizations and landing page experience. Take care of all those things and you will succeed in Google Ads online. That was it, guys. You can connect with me on LinkedIn and I'm open for your questions. Can you talk more about tracking integrations, for example, Google Analytics to the WordPress? Maybe you can answer how is the best integration maybe with Google Sidekick on WordPress sites, or do it manually? So. Yes, thank you for the question. So as I mentioned in the conversion tracking part, when you're starting out, it's okay to integrate within the plugins, but later on it is best with the manual setup through Google Tag Manager, and then you just drop in the code within your head and the body of your WordPress code to integrate the Google Tag Manager, and all the tracking is set up on the Google Tag Manager side. So no tracking within the WordPress. Yeah, but in the WordPress Sidekick is designated like plugin for. Yeah, it's not that great results. We've tried that among our portfolio clients. It's only okay if you want to set up a Google Tag Manager, just drop in the ID code and the rest you do it on the Google Tag Manager. Understood. Any more questions? About Google local business sites and integration. So maybe for local businesses there are good cases to integrate local business places and all the reviews. So how the best possible way to make it from, like you said, like testimonials are very good option for it. So for example, Google site reviews are like they are legit, you know. It's proven by location tracking from Google. Yeah. So it's very nice to have such reviews shown on your site and also in the ads. So maybe where is the best way to do that? Yeah. For the majority of our clients are e-commerce brands, so logic behind the use of testimonials and product ratings is slightly different than for the local brands. For e-commerce, what we do is set up integration within the backend WordPress, where you show product ratings next to each product. So you visit, you see ratings, you read the testimonials, and then you reuse them within your shopping campaigns if you're running outside the Baltics by integrating with Google Merchant Center, the same integration. And the third layer is using them within your banners, within your visuals of Performance Max, display, YouTube campaigns. So that's a manual designer work, or if you use some other tool. On the manual, no such automatic integration. That automatic integration comes to the local businesses when you set up your business portfolio on Google to collect reviews. Then you set up within Google Ads campaigns to show the location, and that mostly works with Google Maps
searches. Yeah. So if I'm looking for, let's say, best bakery near me within 5 kilometers, I might see an ad and then I see all those reviews. So that's mostly working with the local brands. Yeah, and also about location tracking. So location tracking could be in Lithuania quite tricky because all the mobile users from the mobile operators without proper location tracking, location sharing can be shown as Vilnius, and that's all. Yeah. So how you deal with that so to get accurate data? Yeah, it's a good question. It's actually beyond our scope, so we can't control this. What Google does, I presume, but that's not certified data. You usually have several devices. So you might have your laptop with you, you might have your phone, but it sees the same person, you know. So I'm not sure about that, but it might be sampling from several devices. Yeah, but that's definitely not working on incognito tabs and advanced privacy settings. So all cross browsers. Yeah, and going much further, as you said, cross browsing. So like, for instance, a lot of people using browsers who don't track your location, like Brave or other, you know, incognito browsers. So in these situations, it becomes much more complicated to track the conversions, but that's where the Google data-driven model of the conversions and attributions comes in handy, which invites AI algorithm to start sampling all the signals within the journey of making the purchase, you know. And it might be wrong, but then that's where the assumptions of Google Ads and data analytic specialists games in, when like each month you sit on the Google Analytics or other analytics tool and you analyze each channel where the purchases have been made, channel by channel, and then you go far beyond your Google Ads channel. If I see increase in direct, if I see in the referral channel, if I see an organic search, but nothing has been done from SEO or other organic efforts, then I make up assumptions that it might be also leading from Google Ads at some point of the journey. Of course, going slightly deeper, so there are several other tools which you go later on, and if you want to measure the entire journey of the customer, so Google Analytics 4 is quite basic, you know. Then you integrate like Hero or Triple Whale. So there are other solutions which allows you to measure and track the entire journey of the customer, but that's also quite complicated and slightly. Yeah, but you agree that we have a lot of gaps in the data collection and proper data collection. Yeah. So it's very hard to make proper data-driven decisions. So another question for you is how to sell this product and such service for the customer. Įsiterpsiu, gausit padiskutuoti tiesę. Dabar galim padaryti 10 minučių pertraukėlę. Ačiū Pauliui už pranešimą. Jis pas mus nebus toks išsamus kaip tavo. Čia norim pakalbėti apie iš to įdomią idėją. Realiai čia daugiau buvo Justino interakcija. Nes norėjom rebrandinti ne ženklą, o patį website ir sprendėm, kaip galėtume padaryti kitaip. Tai šiandien Justinas pristatys, kaip mes pabandėm įsiskirti iš rinkos ir vėliau aš papasakosiu, kaip tai gali įtakoti versle šities dalykai. Važiuojam, Justinai. O tu pristatėjai mumis? Taip, Justinas. Aš programuotojas Šarūnas, IT departamento vadovas, ar ne taip? Taip galim. Tai va, tai čia dabar yra šiokie tokie faktai, kad internetas generuoja panašų CO2 kiekį kaip visa aviacija pasaulyje. Video sudaro apie 80% viso interneto srauto, duomenų centrai sunaudoja 2-3% pasaulio elektros, turbūt dabar ir daugiau su visais ChatGPT ir AI'ais. Ir paprastas e-laiškas su 1 megabaitų prisektų dokumentų generuoja apie 20 gramų CO2. Taip, tai apskritai, kas ta carbon neutral svetainė? Tai svetainės, kurių CO2 pėdsakas yra sumažintas iki minimumo,
o likusi emisija, jeigu yra poreikis, kompensuojama per tvarias iniciatyvas, pavyzdžiui, kaip Ecology ar One Tree Planted. Tai, pavyzdžiui, mes optimizuojam svetainę labai stipriai ir vis tiek kažkokį CO2, kad išskiria jinai, ją bandant iškrauti. Tai galima per Europos tos projektus visokius prisidėti, kad medį kažkokį pasodinti. Ten Lietuvoje, kiek domėjausi, tai šitie miškų urėdijos tą daro, jeigu jie kažkokį europinį projektą yra pasileidę. Jeigu norėtųsi gauti sertifikatą, tokį pasaulinį, kur jau galėtum parodyti ir klientui ar dar kažkam, tai irgi dabar tik neatsimenu pavadinimų, bet juos galima, tu išsiperki kreditą, sumoki pinigus ir jie tos pinigus investuoja į kažkokią atsinaujinančią energetikos projektą. Tai galim važiuoti toliau. Šiaip noriu klausimą užduoti, kas iš vis yra tokių, kurie esate girdėję apie tokį dalyką, kad svetainė galėtų taupyti gamtą ir kažkaip kitaip atsiperkamumas tas būtų jos investuojant į svetainę. Esate girdėję kažkas? Niekas. Labai trūkus. Kad liktų kuo mažesnis footprint, kaip sakoma. Taip. Gerai. Taip, kodėl turėtume mes pagalvoti apie tų svetainių CO2, kodėl jos, kad jos palieka pėdsaką. Tai apskritai pasaulis susiduria su atšilimu, ši žiema gal nesiskaita Lietuvoje. Kaip visuomenė turėtumėm imtis, kad mažintume savo kasdienio gyvenimo poveikį klimatui ir vartotume kuo mažiau žemės išteklių. Neišimtis yra ir skaitmeninė erdvė. Kiekvienas puslapio atidarimas naudoja energiją. Tai serveriai visi, data centrai, tinklai, įrenginiai tie patys, telefonai, kompiuteriai. Imdamiesi veiksmų ir mažindami svetainės CO2 emisijas, prisidėtumėm prie šio pokyčio. Tai ką mes su savo svetainė ir bandėm padaryti, kad tiesiog perdaryti ją, kad jinai kuo būtų žalesnė. Taip. Tai papildomi privalumai turint švaresnę ir mažesnio anglies pėdsaką paliekančią svetainę, tai jinai kraunasi žymiai greičiau. Tai patinka labiau vartotojams ir paieškos sistemoms. Užima aukštesnės pozicijas paieškų rezultatų puslapiuose, turi didesnius konversijų rodiklius. Tai tvari svetainė realiai lygi mažesnės išlaidos, geresnis SEO ir geresnis prekės ženklo įvaizdis. Žiūrėjom toliau. Kaip sukurti naują svetainę energetiškai efektyvesnę? Tai susideda šiaip iš 3 dalių, mes ką darėm. Tai pirma dalis yra dizainas ir turinys. Tai mes turėjom seną svetainę, bet mes ją visiškai perdarėm nuo nulio. Tai dizainerė nupiešė visiškai naują svetainės dizainą. Mes, kaip sakytinai, irgi pirmas įgirdėjo apie tokį carbon neutral svetainės ir yra tokios kaip gairės, ko turėtumėtės laikytis, kad pasiekti kuo geresnį rezultatą. Tai pirmas etapas yra dizainas ir turinys. Tai dizainą nusipiešti pagal tas gairės, tada yra turinys svetainėje, tai kokį mes norėtumėm tą turinį turėti svetainėje, nes kai būna labai didelė paklodė kažkokio kontento, jisai visas vis tiek nereikalingas, bet kažkiek vis tiek jisai sunaudoja energijos, kad būtų užkraunamas. Tai kad palikti tokį kontentą, kuris yra svarbiausias, SEO optimizavimas tai labai panašiai, kad atėjęs vartotojas realiai iškart rastų, ko jis atėjo iš vis į tą svetainę, ko jis ieško. Tai geresnio UX, nuotraukos tos pačios, kad gal tų nuotraukų nereikėtų pridėti per daug, gal palikti tik pagrindinėse vietose, ką ir mes darėm. Paskui parodysim, bet kaip ir svetainė sena atrodė ir kaip nauja. Tada video gal apskritai atsisakyti, nes video daugiausiai resursų ima. Ir šriftai, tai būtų galima naudoti tos šriftus, kurie po defaultu yra visuose įrenginiuose, kad nekrauti tenai apskritai turi visas šriftas savo tą, kaip pasakyti, biblioteką, ten boldas, medium, lightas ir kad visus susikrauti, tik tai atsirinkti tuos, kurie yra naudojami, kad jų visų nekrauti svetainėje. Ir jeigu ten, sakykim, 3 vietose aš panaudoju italic fontą, kad pasviręs tekstas, tai kad ar apskritai tada apsimoka dėl 3 vietų krauti tą visą fontą. Tai gal tiesiog verta jų atsisakyti. Toliau. Antras etapas yra programavimas. Tai mes jau turėdami dizainą švarų,
imamės jį programuoti. Tai rašom švarų kodą, mažiau naudojam JS-o, CSS-o, minifikuojam tuos failus ir optimizuojam paveikslėlius. Tai WebP dabar daug kas naudodavo, bet nuo 2022-2023 jau AVIF formatą pradėjo naudoti, tai jisai dar lengvesnis yra negu WebP. Visos naršyklės kaip ir palaiko, aišku, senosios gal ten Internet Explorer ar kažkas nepalaikys, bet vis tiek dauguma vartotojų jau naudoja tas naujausias naršyklės. Kaip sukurti, trečias etapas – hostingas. Tai yra hosting provideriai tokie, kurie jau naudoja atsinaujinančią energetiką savo serveriams ir yra, kurie dar ne. Tai reikėtų pasirinkti žalią hostingą. Hostingeris jau vienas iš jų, kuris žalią hostingą turi. Interneto vizija dar ne, Telia, kiek žiūrėjau, irgi ne. Toliau turėtumėm susikonfigūruoti tiek server-side, page, object ir browser cache'us ir CDN pajungti, tai kokį Cloudflare ar kažkokį kitą. Taip, rekomendacijos. Tai čia gairės yra, pagal kurias mes davėm savo dizaineriai ir pagal jas jinai piešia visą dizainą. Tai būtent prie šio VSG teko ir pačiam prisiliesti, nes 2021-2023 aš dirbau Londono agentūroje vienoj ir mes ten pradėjom apie tą Carbon Neutral Websites kalbėti. Tai Complex Creative apačioje ir yra, mes developinom šitą svetainę ir prisidėjom prie tų visų guidelines, kad įvertinti. Paspaus Šarūnai guidelines viršui. Jo. Ir čia yra filtras pagal topikus. Nu tai yra UX design, ten pavyzdžiui images, ten nežinau, belė kurį gali paspausti gal image optimization, 2.2. Tai ir yra čia, ar yra easy to implement ar ne. Ir paskui tas impact score. Tai prie ko aš buvau irgi prisilietęs, tai davė mums visą listą visų šitų topikų ir tiesiog įvertinti pagal save, kaip atrodo, kaip programuotojui, kas yra lengva įgyvendinti, kas yra sunkiau, koks tas impact score. Tai pagal šitas gaires dizainerė ir piešė svetainę. Jo, čia tai tiesiog dar vieną įdėjau kaip pavyzdį, gal kažkas skaidres norės atsidaryti ar dar kažką. Gali rodyti. Gerai, taip. Tai procesas turint jau veikiančią svetainę. Mes pradėjom viską nuo dizaino, realiai nuo nulio. Bet jeigu mes turim jau veikiančią svetainę ir mes ją norėtumėm pabandyti padaryti žalią, tai ką mes darom pirmą? Viską įsimatuojam, tada mažinam, optimizuojam ir perkeliam į hostingą, kuris yra žalias. Toliau. Tai pirmam žingsnį tada įvertiname puslapio svorį, tai įrankiai, tai Page Speed Insightas, tas pats GTmetrics'as, tada yra CO2 skaičiuoklė, tai ta emisijos website Carbon ir Beacon ir lankytojų srautas, tai yra Google Analytics. Antrą žingsnį, tada optimizuojam visus vaizdus ir video, jeigu yra, šiaip video, sakau, būtų galima ir išimti kažkom pakeisti kitu. Mažinam JS-ą, CSS-ą, tai irgi minifikuojam, kažką išimam, nes kaip mes darėm svetainę, tai krovėm tik tai tą JS-ą ir CSS-ą, jeigu yra tam puslapį naudojama, viskas kitkas buvo visiškai išimta ir grinai ta sekcija naudoja tokį CSS-ą, tokį JS-ą ten ar animaciją ar kažkam ir viskas. Grįžk atgal. Ir gerinama Core Web Vitals, tai kad pačiam Google'ui patiktų. Varom į trečią žingsnį. Ir patikriname, ar serveris naudoja energiją, kuri yra gaunama iš atsinaujinančios energijos šaltinių. Tai čia galima pasitikrinti šitam The Green Web Foundation, arba tas pats website carbon.com irgi parodo. Ir pajungiam kokį CDN, kad Cloudflare arba Fastly. Nes jie irgi jau yra žali. Kaip veikia tos skaičiuoklės? Tai puslapis kraunamas imituojant, kad jį krauna realiam vartotojui kažkokiam tai įrenginyje. Išmatuojamas perduotų duomenų kiekis,
apskaičiuojamos serverio emisijos, atsižvelgiant ar hostingas yra žalias ar ne, pridedamos tinklo perdavimo emisijos bei pridedamos vartotojo įrenginio emisijos. Ir rezultatą parodo CO2 gramais ir tu gauni įvertinimą nuo A su pliusu arba F, kas F yra blogiausiai, O su pliusu yra geriausiai. Labai panašiai kaip su būtinė įranga, kad yra ta ekonomiškumo klasė, ne? Tai va, ir čia praktikai. Čia screenshotas, tai homepage tiesiog kaip skiriasi, galim iškart šokti toliau, paskui galėsim parodyti tiesiog svetainę. Tai čia yra senos svetainės, kaip matom, svetainė 73% yra nežalesnė negu apskritai visą tą vidurkį paėmus svetainių. Tai kad ir buvo žalias hostingas, bet 40 gramų CO2 kiekvienas sugeneruodavo, kai kas nors užeidavo į mūsų svetainę. Tai čia šiokia tokia statistika, kurią galima irgi matyti tame Website Carbon svetainiai. Tai per mėnesį, imant, jeigu į svetainę pas mūsų, tarkim, ateina 10 000 lankytojų, tai per mėnesį sugeneruodavo apie 48 kg CO2, kas yra ko reikėtų, kad užvirti 6475 puodelius arbatos, kad vandens. 0,4 gramo, taip. Tai, bet čia vienam. Tai per visą mėnesį, jeigu 10 000 ateitų, gautus 48 kg. Ne, tai čia kaip pavyzdys. Buvo galima imti ir 100, galima ten ir 1000, galima ir 100 000. Sakai, daugiau. Tai va, tada yra 111 kWh energijos, kas yra beveik 10 000 pilnų pakrovimų mobiliųjų telefonų. Tada 51 milijardas burbuliukų, tiek pat, kiek per mėnesį 3 medžiai, per metus absorbuoja CO2, kiek 3 medžiai ir 758 km galėdavai nuvažiuoti su automobiliu, elektromobiliu. Einame kitą. Ir tai ką mums pavyko pasiekti, tai pakėlėm iki A su pliusu, kas yra 92% jau švariau negu svetainių vidurkis. Tada gavos, viskas realiai 10 kartų sumažėjo, tai nebe 0,4, o 0,04. Ir ta pati statistika, tik tai vos ne 10 kartų mažiau. Taip, čia dar yra viena skaičiuoklė Beacon, tai irgi prieš, matot, irgi imam tą patį 10 000 vizitų per mėnesį, sakykim, ir po kairiai pusėje, tai irgi vertinimai tas A su pliusu, kiek maždaug turi sugeneruoti atėjus į puslapį tų gramų CO2, kad gauti tą įvertinimą. Taip, tai čia Google Insights irgi toks reportas. Prieš ir po. 100? Gerai, važiuojam toliau. GTmetrics'as. Tai kodėl iš Accessibility trūko? Iš Accessibility dizainerė, kur žalsvas tekstas, galėsim parodyti, įdėjo pilką mažą tekstą, tai realiai ant to žalios spalvos tas pilkas tekstas kai kuriems žmonėms gali sunkiau matytis. Tai čia, bet čia pataisoma dalykai, tikrai dar būtų galima kur ir tobulėti, gerinti ten, nežinau, pasiekti iš vis dar geresnį. Aš taip nesustočiau ir nepasitikėčiau vienetinių pačio Google Dream 5, nes jeigu mes einam į neįgalėsiems pritaikytus dalykus, tai čia būtų koks max 30, nes realiai jie kol kas to nematuoja, bet kaip skaičiau naujausiuose atnaujinimuose, tai jie pradės taikyti, nes jau daugelį Europos šalių pradėjo reikalauti. Tai yra direktyvos išleidžiama, tai privalės. Medicinos, pavyzdžiui, sektoriai, ne, šitą researchą dariau Lietuvoje, kiek turi, ne, ten visokios Dainavos poliklinikos, Kauno klinikos, tai jos arba turi labai primityvų tą instaliavę visą dalyką, arba jo išvis ne. Tai dabar nuo Amerikos šiandien einantis reglamentas, jis, manau, kad 5 metų bėgiais vis tiek turės įsigalioti, kad bent medicinos įstaigos turėtų tą prieinamumą neįgalėsiems. Taip, ir žalias hostingas, irgi, kad mes ir Cloudflare pasijungę, bet ir be jo tikrinom, kad hostingeris jau
naudoja atsinaujinančią energetiką savo serveriam, tai viskas ok, galima hosting ir naudoti. Yra atstovų iš hostingerio. Nei vieno. Kaip pas jūs vyksta su atsinaujinančią energiją serverį naudojat ar ne? Naudojat. Nes, pavyzdžiui, viešai tai aš mažai radau, pavyzdžiui, patį Google, ne kuris aš padariau, tai buvo daug, kad jie jau eina į atsinaujinančią, tai ne tik saulės paneles. Apdarinėse viešai, nežinau, bet gal su gerai idėja, kad galėjau reikėtų paviešinti. Tai tikrai daug serverių. Ne tik, kad serveriai dar atsimai naudoja, labai Nesakau, tikrinau tiek Telia, tiek interneto viziją, vat per šitą paėmėm svetainės, kurios yra pahostintas, tai raudonuoja. Nu, ten yra tam tikras listas užsieniečių, tai jūs labai... Trumpo administracija buvo nelabai. Nu, jam jo, gal ir... Tai va, ir pritaikymas. Iš principo, ta prasme, nėra prasmės apie tai diskutuoti, nes ten vienas apmokymas MLM sunaudoja daugiau energijos, negu ten visą Lietuvą, tai čia mes bandėm optimizuoti visokius tokius dalykus, kaip patiek, kad ten išeina. Aišku, jie irgi patys eina atsinaujančios energijos, bet čia kaip programavime, kas iš to, kad tu optimizuosi puslapį, kai ten pas tavę serveris, žinai, vos važiuoja ir toliau. Nu ir taip ir ne, vis tiek nuo kažko reikia pradėti. Jeigu tai būtų nenašu ir nereikalinga, tai nemanau, kad didieji žaidėjai tiek daug investuotų pinigų į tą visą. Tai lengva, ten pas, kaip su ten tuo, ten pinigai, ten politikai yra. Čia galima traktuoti jo, kad pati pritaikymas versle, ne, tai toks truputį smegenų plovimas, ne, nes aš ir pats skeptiškai kartais žiūriu, kaip ten tarkim biliektą lėktuvai, ne, ir tau sako, kad atsodinsim ten tos medelius kažkaip sumokėk daugiau. Tai va, kiek yra tiesos, ar tas procesas iš tikro vyksta, ar tai yra tiesiog nice to get ir panaudoti versle kaip pridėtinę vertę gal ir žmogų kažkaip ant emocijos pagauti. Tai aš nesu nei už, nei prieš, bet manau, startas nuo kažko vis tiek turėtų būti. Jūs tai bandėte? Jo, visiškai. Visiškai. Tai va, ir gal kitų kampų galim pažiūrėti, kad ne kiek ta žalė svetainė, bet jeigu jūs verslas traktuoja, kad norėtų to pasiekti automatiškai, kad jisai svetainę optimizuos, kad jinai bus greitesnė ir bus našesnė. Nesvarbu, kad ten tų rezultatų visiškai maksimalių neišgaus, bet jeigu jau taikys, tai normalu, kad kodas bus geriau optimizuotas negu standartinis svetainė. Jo. Aš galiu pasakyti pavyzdį iš gyvenimo, tai kaip krauniesi kuprinį į kalnus, tu galvoji, kad sutaupysi svorio, išimdamas kažkokį pakeisdamas vieną sunkų taikinį, niegu čia kažką. Bet kai tu susikrauni viską ir pasisveri, tu pradedi suprasti ir kai tu pradedi optimizuoti tą svorį, kad tavo didįjį svorio dalį ir procentą sudaro maži dalykai. Tai reiškia, iš daug mažų dalykų susidaro didysis procentas. Tai vienareikšmiškai LLM naudoja daug daugiau. Bet čia būtų dar kitas pavyzdys toks, ar, pavyzdžiui, vienas elektromobilis tenais mažina CO2. Vienas, tai gal nelabai, bet 1+1+1 jau žiūrėk, jau 100, jau 1000, tai čia tiesiog nuo mūsų visų požiūrį yra. Žinai. Ir jeigu tu imi, daug dedi mažų dalykų, tada ir pasijaučia tas kažkoks efektas. Ja, aš tikrai skeptiškai žiūriu, kad ten, žinai, tai lieptas, tarkim, yra užsienimas, viskas yra, kai įmanoma, tiesiog Tai taip. apdaik visą valdą, Jo. Tai kas ko gero daugiau naudoja, bet, žinai, jeigu paskui užsisakai iš Volto pavandelę ir iš Espresso paštatysi, kiek naudoti padaryti. Žiūrėjau info dėl šitų serverių, kai hostingeris naudoja UK, Brazilijoje, Lietuvoje ir Prancūzijoje 100%. Kas dar klausimų? Kiek medžių pasodinų? Dar nespėjom, pavasarį nevažiuosim, įkasim kokį porą. Nu, čia šiaip idėja, kad galėtų kiekvienas verslas susikūręs pasodinti. Realiai, va, vieną medį. Taip, sakyčiau, žinai, geriau būtų galbūt tokį, žinai, kaip yra tas
ten tų, sakykime, ten autorizuotų kurie popierių, sakykime, ten ekologišką teikia tokia asociacija, ten išduoda savo lipuką, tai buvo padaryti tokį, žinai, kad kurie naudoja žalią energetiką, mes čia jūs atestuosim ir tokį pinigėlį. Tai va tada, žinai, visai kitas reikalas. Ir idėja. Idėja? Tai dabar va tik penkių tie karbono printo ir tai į puslapį kažkokios vėliavėlės neduoda. Ne, yra badžiai, ta prasme, duoda badžius. Kažkokį badžą, žinai. O viso to palaikymas, kiek sunaudos energijos? Tai čia ne apie tai kalba, čia viskas money, money talks. Čia apie ekologiją, pamiršk. Jeigu vienas mazutą deginantis tankeris ten, žinai, daugiau išleidžia taršos negu visas Kauno miestas, tai apie ką čia kalbėti. Bet šitie dalykai jie ateina į verslą, nes, pavyzdžiui, skandinavų įmonės, kai ieško tiekėjo, tai jie žiūri ne tik, kad tu jie pasiūlyti mažiausią kainą, bet tu dar jiems turi parodyti savo ofiso šiemetis politikas, kur kažką įgyvendinti. Tai gali būti, kad tiesiog šitie dalykai, jie po truputį gali tapti standartu, kad kaip pastatas turi savo klasę kažkokią, taip ir kiti dalykai. O kaip bus iš tikrųjų, tai pamatysim. Ateitis parodys. Bus. Tvarumas. Taip. To eina, žinau, eina.